Nu va, ir ką rodo, kad siena už 1 kilometro. Va, tokių keliukų aš kertu Slovakijos Vengrijos sieną. Dar nekertu. Gal ten jos nėra. Nu, labai gerai. Tai pažiūrėsim. Šimtai metrų. Ramiai. Nu va. Lipdukų motociklistų visokių čia, aš taip įsivaizduoju, priklijuota. Taip. Mieste 50, stradoje 130, už miesto 110. Gerai, galima išmasinti. Nu, tuoj pažiūrėsim kelių būklę. Nu. Taip. Sunku čia kažką pasakyti, bet gal taip skurdžiau atrodo. Tokie. Taip, šuliniai vidury kelio, jau pabetonuoti. Kažkur aš šitą mačiau. Taip, Henka neliek. Sekmadienis mentų gal nėra tokiuose pakraščiuose. Nežinau, aš čia pirmą kartą šitoj šaly. Reiškia, aš kažkur įvažiuoju čia. Kas čia įvyko? Čia hebra normaliai taip parūkyt sustojo. Sankryžai hebra sustojo, sėdi, rūko. Bet gal čia kažkas įvyko, kažkiek mašinų čia. Nesuprantu aš. Taip, gerai, mes varom toliau. Ten jų daug. Ten liktai Suomiai, bet taip, net Suomiai tokie pachuistai nebūna. S raidė, tai gal slovėnai. Ai, nežinau dabar. Nu, tai pirmas vaizdas, tai skurdžiai, bet čia toks įspūdis, kad nieks nebegyvena, čia viskas apleista. Bet man įdomu, kad aš valgyti visai nenoriu. Man užteks kokio dešreinio gal? Absoliučiai nenoriu valgyti. 5 valandos. Mūsų laikų 6. Aišku, pusrytėliai buvo tokie stiprus. Gal, Henka, gal tau sveika biškį? Nepavalgyti. Sveika, sveika. Kažkoks tiltas, ne? Kažkokia upė, man. Nemaža tokia. Nemaža upė. Čia aš turbūt važiuoju pro kažkur Ukrainos sieną netoli turbūt. Užgradas gal čia kažkur, ne, tiek aš čia, gal aš maišau, bet ukrainiečių daug. Čia ir vaizdelis kaip Moldavijoje senais laikais. Kažkur man į kairę kažkur sukti reikės. Bažnyčia padažyta, o namai nifiga. Taip, kur aš čia suku į kairę? Kur čia? Ten toliau gal. Gal aš į Ukrainą nenuvažiuosiu, ne? Va, parkingas prie koplyčios. O taip.
Va, bulvės parduoda sustojime. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad Rumunijoje panašus vaizdelis bus. Bet gal čia atvirkščiai? Biški civilizacijos daugiau čia. Kaimuose tai biški liūdna. Nu čia gal biški daugiau civilizacijos, gražesnis miestukas. Taip. Čia ar ne? Gal, gražius miesčiukas. Čia ne? O, parduotuvė dirba. Dirba ta parduotuvė, nori pasakyti? Gal ir dirba. Šviesoforai nedirba, blėt. Nu jo, čia gražiau. Čia Rumunijos siena iš Vengrijos. Dar gyva liktai? Žinau, čia liktai važiuoju. Didelė siena. Įdomu, tuose pastatuose. Čia viskas taip likę nuo senų laikų, ar čia dar kažkas vyksta? Valiuktų keitimai visokie. Bet šiais laikais gal nereikia, bet aš į Rumuniją važiavau, kur aš turiu? O, vaikai, rumuniukai žaidžia. Taip, 27 šilumos. Kiek tu šiandien nuvažiavai? Šūdą tu nuvažiavai, kokios sąnaudos? 4,4. Ai, čia miesto apvažiavimas, tai tas viešbutis van turbūt. Jie turi baseiną. Nu, viešbutukas, išjungiam kameras. Va, tokia teritorija. Groja muzikytė. Baseinas, baras. Normaliai. Galima paplaukiat. Tai aš plaukas sudėsiu, ateisiu. Gal ir valgyt gausim kažkur tai. Sakė, duos iki pusė 10. Čia turbūt šokiai vyksta. Banketų salė kažkokia. Einu moco dėti vietą ir varau čia. Labą rytą. Norėtumėt, labą dieną. Pradžia 1. Rumunija. Viešbutis. Dabar neatsimenu, labai paprastas, bet užkrito. Paskui pasakysiu, viskas super. Su baseinu. Gražiai dirba, ne? 4 diena liktai, jeigu nemeluoju.
Taip, važiuosim link Prislopo perėją. Prislopo perėją. Važiuoti nedaug, apie 200 km. Priminsiu visam, kad Vengrijoje ir Rumunijoje, aš nežinau, kodėl navigacija primena, gal visam, pas mane ant automato stovi. Reikia važiuoti su trumpom šviesom. Dega trumpos ir dega akis. Nu taip reikia čia ir važiuoti. Aš nežinau. Man Vengrijoje vis veizas meta, įsijungia trumpas šviesas. Galvoju, gal čia kažkokie šaly priminimai. Gal galvoju, žmonės čia be šviesų važinėja. Nu ką, rodė, kur sukti. O jo, va čia, negu toj pusėje palei Ukrainos sieną Vengrijoje važiavau, tai ten liūdesys. Nu čia visai kitaip, bet Vengrija iš tikrųjų, jeigu į centrą lysti, tai ten turėtų būti viskas čiki. Nekalbu apie ten, apie Balatono ežerą, turistinės vietos. Čia irgi tokio griuvusių namų daug yra, bet... Kaip arbūzų užsimaniau. Blemba, reiks nusipirkti nedidelį. Aš tikiuosi, kad ten nebus eismo. Nors vėl nežino, čia rodo, 180 km, beveik 4 valandas. Tai biškį pasiturkšim. Bažnyčios restauruoja, jeigu čia pas juos vadinasi bažnyčia. Ir vėl miestelis, ir vėl 50. Tai bičiukas varo. Arkliukai gražiai papuošti. Viskas super. Pakaustyti ten specialiai, nes asfaltų gyvaro, ne? Toks mestukas ir šliaužiam. Biškį aš čia šono pažiūrėjau, bet dabar susiūrėjo čia su savo dėžėm. Aš nelysiu čia per galvas, bet nu, ką žinau. Gal čia koks nors iki kalnų didesnis mestukas. Nors nieks nežino. Gal čia visą kelią tai bus. Ir pagrindė stovim dėl perėjų. Šviesoforai neveikia. Šviesoforai neveikia. Viens kitą praleidinėja, aišku. Vėl vaisiai. Persikai. Arbūzą tai norėčiau paragauti. Tiesa, prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Tai pravažiavau Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, dabar varau Rumunijoje. Vienu žodžiu, nėra kalniukų per perėjas. Nebešokinėjau prieš kiekvieną perėją. O ramu. Iš kur čia pas mus tamada, nežinau. Čia tokie turtingesni namukai. Dideli namai. Čia tikrai ne po vieną šeimą gyvena. Ops, svarbu nelysti į vidų. Viskas gerai, tik tai duobių daug. Danga galėtų būti geresnė, aišku. Kai aš nelikiu, tai man kaip ir dzin. Afrikai tai čia. Tai tokio kelio reikia. Taip, čia kažkas
įvyko kalnuose. Ne kalnuose. Čia kažkur. Kalnai toliau vėl bus. Kol aš čia bookingę sėdėjau, greitoji, policija dirba kažkaip tai. Nu, manašiai tvarko. 2 valandas važiuot rodo. Dabar 4. Nu, su mano stovinėjimais, kavos gerimais, parūkimais. Nu, gerai, noriu anksčiau šiandien atvažiuoti. Užtenka gazuoti. Tuo labiau, kad biški gerklės skauda, šiek tiek temperatūros buvo, įkaliau vaistų. Tai reikia ramiai gal. O rytoj reikės pabandyti pralėkti tą gal arba Transalpiną, arba Transvagarašaną. Kažkurį reikalą. Taip, žiūrim, kas čia įvyko. Gal čia nieko baisaus neįvyko. Motociklas stovi, bet gal nieko baisaus. Bet greitoji buvo. Ja. Tikėsimės, kad nieko baisaus. Mocas tai cilas, absoliučiai. O, tokia Rumunijos miesteliai tarp kalnų. Taip, o kieno pirmumas? Ten bažnyčia graži. Reikėjo pažiūrėti gal. Jis čia neturiu sveikatos. Na, bariukų tokių va, tokia alėja yra su kabaku. Maistas čia nebrangus. Vakar atnešė sprandinės gabalas su bulvėm ir su salotom. Ir įkaliau 2 alaus. Budeliuose, sakė, ten jų populiariausias geriausias. Neatsimenu, kai vadinasi. Smokėjau 11 eurų. O ten gražu priekį. Čia tik šitie šiukšlynai biški vaizdą gadina. Jeigu jų nebūtų, būtų superinis fonas. Na va, ir vėl miestelis kažkoks. Vienu žodžiu, čia smaukai visą laiką. Miestelis važiuoja. Tai tiesa buvo gabaliukų, kur galima greičiau, bet aš nepagaunu. Miestelis prisideda, pabaigos ženklo nėra. Pyst kažkur stovi policija. Navigacija kartais grybą pjauna. Kur 50 ženklas konkrečiai, navigacija rodo 90. Apie Veizą kalbu. Vienu žodžiu, negalima pasitikėti. Taip, čia kas čia? Kažkokia aikštelė didelė. Aikštelės. Jų vėliavos čia kažkodėl, jų daug. Gal futbolo pasaulio čempionatą laimėjo, gal aš kažko nepamačiau per šitas dienas. Atvažiuoju kokį 20 km jau. Tai dar nebuvau atsukęs Nerbykščio rankenos. Visą laiką gyvenvietę. Visą laiką. Tai todėl vat ir laikas toks. 73 kilai liko. 1,5 valandos važiuoti. Bet dar čia nevažiuoju, pastoviai 50. Čia kažkas suka į kairę ir visi stoja laukia. Biški tokio agresyvumo gal pajaučiau. Nu, gal ne, iš pradžių kaip ir normaliai, bet yra tokio agresyvių, kur neįleidžia, matau ten. Bet čia visur dabar turbūt yra tokia.
Va, miestelis baigėsi, miestelis prasideda. Ir va tai vat, 6 nu, tai bus 30 km, taip važiuoju. Aišku, čia gražu, bet nu, tiek to, man šiandien relakso diena. Nu. Nu, pas mus sakytų, žiūrėk, ženklus. Tai ženklų nebuvo, bet čia va. Vyksta reikalai, kaip. Ne, navigacijas jau 5 rodė. Tai ženklų nebuvo, buvo 90, pystė atsirado 50, ženklų aš nemačiau. O, vėl vėliavas. Pas juos va tokių 30 ženklų, daug. Ypač prieš mokyklą kokią, nu, prieš perę, nu čia logiškai gal padaryta. Pas mus greičio matuoklį stato, čia ženklą pastatė ir viskas. Nu, žiūrim, ženklo pabaiga. Matė kas nors? Aš nemačiau. A jau ir nebus. Va namai, krūmuose ir van toliau vėl gyvenvietė. Jo. Ką žinau, gal taip reikia. Bet kadangi mes neskubam, šliaužiam. Ką tu, blėt? Kiek aš pavažiavau? Minutę? Tai vat. Tai viskas okei. Aš apie Rumuniją norėjau susidaryti nuomonę. Tai vat aš pasižiūrėjau tų kaimukų. Labai viskas labai gražiai taip viskas įsitvirtino. Kadangi visą dieną važiavau 50. Tai tokia šiandien tinginio diena. O rytoj aš tik taip mąstau. Aš pažiūrėsiu, kiek kilų iki ten. Aš norėčiau pravažiuoti Transfagarašan, ar ne? Vadinasi likti taip, Transfagarašaną. Ta kelią. Transfagarašano kelią. Ir Transalpinos kelią. Tai va. Tai rytoj būtų gerai kažkurių vieną iš jų, o poryt dar vieną. Ir praktiškai šiandien pirmą, antradienį, trečiadienis. Ir praktiškai tada reiks galvoti, ką man daryti toliau. Gal man Rumunijos jau užteks. 2-3 dienas Rumunijoje užtenka, ne? Pasismaukyti, aišku, užtenka, bendrą vaizdą susidaryti. Tai va, čia kažkur sako man į kairę reiks sukti, turbūt į dešinę, paskui į kairę iš karto. O kur į kairę? Va čia, jo? Aha. Supratau. Stop ženklas, mes sustosime drausmingai. Pist, atsižymėjom ir važiuojam. Tai va, tai tokia situacija.
Pravažiuoju tos du kelius ir paskui mąstau, ką daryti toliau. Ir lysti link Juodkalnijos. Žinau, yra tokios mintis. Link Albanijos. Vienu žodžiu, kol alaus neįkalsi, čia nieko nenuspręs. Viskas ramiai, šliaužiam toliau. Gražus masyvai atsidarau. Neskubėk, vaikeli, ramiai. Važiuok. Tu aš į dešinę suksiu. Ir tu ten suki. Ir tu ten, vaikelis, suki. Tai gal aš jau tave aplenksiu. Mano viešbutis kažkur ten, 7 kilai. Aš tiesiog įsivaizduoju, kad ten slidinėjimo trasos yra. Ir visai tokios nieko. Čia pagal struktūrą matosi, kad jau tokia kurortinės vietos. Mano kažkoks Viktorija. Aš ten trumpai Booking'e pavarčiau biškį. Važiavau. Turiu kalnuose tokį kambariuką. Jis dvivietės skaitosi, bet ten kažkaip matyt žmonių nėra. Nepasakyčiau, kad ne sezonas. Čia žiemos sezonas, kadangi čia aplinkui trasos. Tai aš gavau dar su nuolaida dvivietį kambarį. Viskas čia gerai. Tarp kalnų. Čia va turiu terasą. Ten kažkoks bėga vanduo. Ten kelias iš tos pusės. Čia tylu bus, tik tai pušimo tai nesigirdi. Čia balkonas toliau eina. Toks viešbutis. Ir apačioj restoranas, paskui pafilmuosiu. Tai va, zašibys. Kem 5 eurų atrodo, kem 7, viskas čia čiki. Taip, va ten toli matosi kalnų trasos. Kad virš kalnų debesis. Ir čia aplinkui viešbučiai, panašiai kaip Austrijoje. Tai va, tai tokia vieta. Žmonės renkasi. Čia aplinkui gražu. Va, mano moca stovi. Va, mūsų viešbutis. Aš ten 3 aukšte iš anos pusės. Moca sakė saugiai po kamerom. Va, restoranėlis. Tai sėsim vakarieniauti.